Moteris ir jo šukuosena. 6 amžiaus kronikos. Teodoriko didžiojo laiškas nežinomam Aisčių karaliui atskleidė politinius Aisčių ryšius su 6 amžiaus pirmo ketvirčio pabaigos gotais. Vėlyvosios antikos laikais buvusi milžiniška gintaro prekyba per Moravos vartus ir Sudetų Klocko perėję gotų laikais nenutrūko, ir jį įtakojo kasdienį Aisčių ir gotų gyvenimą, ypač gotų didikių puošybinius polinkius. Folkeris Birbraueris atkūrė gotų didikės paveikslą pagal 5 amžiaus antrosios pusės, 6 amžiaus pradžios radinius iš Moravijos Molino moters kapo. Pailgas sidabrinė segė susekta mantija, didžiulis, hunų segė vadinamas, papuošalas įsegtas prie dešiniojo peties. Ryšėjo diržą su sidabrinė sagtimi, o kaklą puošė 2 stambūs vėriniai iš Baltijos gintaro, kurių forma artima Plinkaigalio Aisčių moterų kapuose randamiems. Nuostabu, kad hunų segė buvo rasta ir Aisčių pasaulio gilumoje, tame pačiame Plinkaigalyje, tačiau jau vyro kape. Tokios segės buvo pamėgtas Dunojaus vidurupio lygumų ir vakarų Europos turtingų moterų papuošalas. Priešistorės moterų mados ir jų šukuosenos susilaukė viso pasaulio tyrinėtojų dėmesio, bet dėl savo trapumo ir šaltinių trūkumo mažai pažįstamos. Ypač gotų moterų, tačiau XIX amžiaus pabaigoje Domagnano pilyje buvo rasti kilmingos Teodoriko didžiojo laikų Ravenos dvaro aplinkos damos papuošalai. San Marino muziejuje rodoma šios damos piešinys, kuris atspindi tų laikų madą. Prabangus plaukų smeigtukas, auskarai, kaklo vėrinys, gotams būdingos erelio pavidalo segės, įspūdingas žiedas ir auksinė piniginės apdaila. Prie juosmens prikabinti miniatiūriniai peiliukai su makštimis gali būti moters, namų židinio ir ūkio saugotojos simbolis. Visa tai iš aukso, sidabro ir tauriųjų akmenų. O kaip šalia gotų didikės atrodytų Aisčių moteris. Karinio elito moters puošybinis portretas iš Plinkaigalio turi kultūrinių bendrumų su Domagnano damos portretu. Gintaru padabinta plaukus prilaikanti juosta, vėriniai sidabro ir gintaro, sidabrinės ir bronzinės segės, apyrankės, žiedai, jų meninis stilius ir medžiagos kitokios. Vietinis gintaras, atvežtinis sidabras ir bronza. Esminis skirtumas. Tuo metu Aisčių moterys nenešiojo auskarų. Prie juosmens surikiuoti miniatiūriniai darbo įrankiai iškelia tam tikrą socialinį bendrumą tarp gotų ir Aisčių moterų. Įla, verpimo ratelis ir gintaro karolis, kaip peiliukai Domagnano damos aprangoje, galėjo simbolizuoti jų padėtį to laiko visuomenėje. Šeimos ūkio ir židinio saugotojos. Ravenos dvaro aplinkos damos plaukų smeigtukai ir galvos apdangalo papuošalai iš tiesų prabangus, bet ir Aisčių moterys turėjo savus plaukų puošybos pomėgius, kurių dalį atskleidė radiniai iš Plinkaigalio XIX moters kapo. 20 metų sulaukusi mergina buvo neaukšta, iki 150 cm ūgio, rūpinosi savo grožiu, tam prireikė net pusės kilogramo žalvario. Dailiai sušukavusi plaukus, juos perišo spalvinga juosta su žalvariu spindinčia įvyje ir pakabučiais, o ties kakta įsiuvo žalvario įvyje su gintaru. Ant kaklo nešiojo ant kakle, rūbą susegė raštais išmarginta sege, abi rankas puošė įvynės apyrankės, o ant dešiniosios rankos piršto mūvėjo įvynį žiedą. Ir kaipgi kitaip. Prie medžiaginio diržo prisikabino geležinę įlą su mediniu koteliu. Ta pati moters padėties simbolį. Ir vėl tie patys socialiniai tapatumai su didikiai iš Domagnano. Plaukus prilaikantis papuošalas padarytas iš 8 cm ilgio ir 1 cm skersmen žalvarinės įvijos. Jos galai išploti, o kiaurymėse įverti ant smulkios grandinėlės kabantys klevo sėklos pavidalo pakabučiai. Per įviją perkišo iš įvairiaspalvių gijų išaustą juostelę. Viename jos gale susukta kilpa, o antrasis galas perskirtas lyg dvišakas liežuvis. Juosta perverus per įviją, antras dvišakas galas buvo perveriamas per kilpą. Tokią plaukų juostą uždėjus ant galvos labai gražiai sutvarkomi ilgi plaukai. Ji labai patogi. Greitai ir, svarbiausia, ilgam galima sutvarkyti plaukus, kad šie nesiplaikstytų ir džiugintų akį spindinčių žalvarių ir plaukuose plazdančiais pakabučiais. 6 amžiaus pirmo ketvirčio Aisčių plaukų papuošalai yra labai reti. Žinomi tik 5 centrinės Lietuvos paminkluose, o kiti šios moters radiniai rodo kultūrinį artumą su Aisčių prigimtinėmis erdvėmis. Segė į Plinkaigalį pateko iš jų tėvynės Samboje, Galindoje ar Suduvoje. Galindų kilmės yra ir jos antkaklė. Ir tai nenuostabu. Dar 1 amžiuje Romėno Publijaus Kornelijaus Tacito minimos Aisčių gentys plačiai pasklido iki tol nepažintose erdvėse.